vakar pavyko iškovoti jau 4 iš eilės čempionų titulą mišrių sprinto estafečių rungtyje kartu su komanda. Tikslai buvo nustatyti jau prieš varžybas tokie, nes tikrai turime stiprią ir labai gerai balansuotą komandą, tai buvo tikrai malonu ir tuo pačiu džiugu vėl laimėti. Tai trasa buvo išties sudėtinga, jeigu tai pažiūrėtume visas estafetės, dažniausiai jos būna tokios bėgiminės, o šios buvo šiek tiek išskirtinės tom, kad buvo sudėtinga. Pačiam tikrai teko daug kartų prisistabdyti, kad galėčiau susiorientuoti ir išvengti didesnių klaidų. Tai išties buvo smagi trasa. Tai išties pirmas medalis, šiaip elito grupėje asmeniškai, sprinte, keista. Žinoma, ši vietovė galbūt man yra šioks toks laimės vieta. Čia ir Europos jaunučių čempionate 2021 pavyko iškovoti diplomą. Tad kažkiek tikėjausi, kad ir šį kartą gal pavyks nustebinti save ir kitus. Tai ir pavyko. Šiandien trasą įveikiau sąlyginai neblogai. Buvo stoviniojimo, bet tai išėjo į naudą. Nedariau didelių klaidų, maksimum 20 sekundžių. Viena buvo klaida, kur teko ilgiau pamastyti, bet tik tiek. Tad esu labai patenkintas šiandienos pasirodymu. Trasoje išties buvo mažai punktų, tik 16 kontrolinių punktų, jeigu tiksliai atsimenu. Tai buvo daug ilgų prabėgimų, tas tikrai buvo šiek tiek neįprasta gal, nes dažniausiai būna trumpesni, tokie sudėtingi, bet čia irgi ilgi, sudėtingi, daug apibėgimo, daug kur reikėjo pasitikrinti, kad nepraleistų vartelius ir panašiai. Tai trasa buvo tikrai kitokia neįprastai. 2, 1, startas! Taigi finalas jau startavo, moterų elitų pasidarnavimas truko Sprintų nelabai daug bėgioju, tai gal sunku palyginti, kiek skiriasi nuo įprastesnių sprintų. Nežinau, man neatrodo, kad prabėgimai labai būtų prailgę ar kažkas. Šiaip buvo tikrai įdomu, gan dinamiška. Ir sekėsi visai gerai, kaip mano sprintų sekėsi tikrai gerai, bėgosi gan lengvai šiandien. Tai gaila, gal paskutinių poros 3 punktai nuo pabaigos tokie buvo visi su šiokiom tokiom klaidom. Tai čia daugiausiai laiko bus sugaišus turbūt.